Sveiki, Lietuvos Respublikos piliečiai, draugai, pažįstami, artimieji, tie, kas myli ir nekenčia. Šiandien, kaip žadėta, buvo tema apie Ignitis 25% neaišku kam priklausančių akcijų. Prieš 3 metus turbūt, 2,5 laidoje pas Vaidą Žemaitį Lekstutyje, mes įrašinėjom ją Kaune, aš užsiminiau apie tai, kad tuometinio Lietuvos dujos 10% akcijų priklausė neaišku kam. Ir man buvo įdomu, aš užsidaviau dar universitete to klausimu, kaip taip yra, valstybinė įmonė įstaiga turi pelno. Tai reiškia, kad mes, kaip vartotojai, kuriem yra teikiamos paslaugos, permokam už tas paslaugas. Ir aš kažkaip vieną naktį susimašiau, ta mintis mane davė ramybės, galvojau, kodėl, kam, kas gauna naudą, gauna akcininkai naują. Aš tada buvau įsitikinęs, kaip tai buvo visur kelbiama, kad tai yra valstybinė įmonė. Bet aš kažkodėl nusprendžiau pasitikrinti dokumentus. Ir aš susiradau finansinę ataskaitą Lietuvos dujų. Galimas daiktas tai buvo dar susijęs su valstybės finansų paskaita. Man ten viena dėstytoja baisiai nepatiko, dėl to, kad toks jausmas man tada atrodė. Aš tada buvau dar, sakykime, jaunas, tiek daug visko nežinojau apie gyvenimą. Bet man tada pasirodė, kad kažkas netaip su ją yra ir toks jausmas, kad jinai prastuminėja kažkokią ideologiją per tas paskaitas mūsų šalies piliečiam nenaudinga ir studentam kenksminga. Ir aš norėjau padaryti kažkokį provokacinį kursinį darbą valstybės finansam. Ir tada pradėjau rinktis informaciją ir man atrodo, aš kažkaip žiūrinėdamas Lietuvos dujų ataskaitą metinę, aš užkliuvau už akcininkų sudėties. Ir ten buvo 90% akcijų priklauso Lietuvos Respublikos valstybei, o 10% kita. O aš susidomėjau, galvoju, kaip gerai būtų, įsivaizduokime, mes turime valstybinės įmonės akcijų, Lietuvos dujos, ir tas akcijas kasmet mums ten, sakykime, aš nepamenu, 60 milijonų, man atrodo, litų pelnas ir mes 6 milijonus gaunam. Pirmą eilėje aš tada susimašiau, kad aš turbūt papirkčiau visus, ką įmanoma. Pirmą kartą gavęs 6 milijonus, aš papirkčiau visus, ką tik įmanoma, jeigu aš būčiau šunsnukis. Pažymėkime tai. Jeigu aš būčiau šunsnukis, aš papirkčiau visus, ką įmanoma, kad man ateinančiais metais ir dar 10 metų po to tie 6 milijonai kasmet ateidinėtų. Dar papildomai, aš padaryčiau taip, kad būtų su laiku, būtų ne 6 milijonai, būtų 10 milijonų. Kokiu būdu? Pavyzdžiui, papirkčiau Seimo narius, papirkčiau galbūt vadovybę Lietuvos dujų, kad jie sudarytų kažkokias papildomas sąlygas, pakeltų kainas, tarkim, dujų, galbūt įvestų kokį nors naują mokestį, abonentinį kas mėnesį, kurį reikėtų mokėti. Ir įsivaizduokim, aš ten nežinau, kiek tų vartotojų, bet žodžiu, visi vartotojai papildomai suneša po euriuką. Ir žiūrėk, visai neblogai gaunasi, jau pelnas, jau aš gaunu didesnį tą procentą. Ir aš po to padarė mes tą laidą, aš pasakiau apie tos 10%, kažkas komentaruose parašė, kad ką iš čia nesąmonė šneka, kada tos Lietuvos dujos buvo, jau seniai Lietuvos dujų nėra. Galvoju, iš tiesų, negražiai pasiilgiau. Reikia pasižiūrėti, kaip yra dabar, kur tos Lietuvos dujos, kokia situacija ir Lietuvos dujos pakeitė pavadinimą, Ignitis, aš tada pradedu žiūrėti finansinės ataskaitas Igničio ir gerai, kad aš tuo metu gulėjau vonioj, skaičiau tos komentarus, nes aš būčiau turbūt nugriuvęs. Nes Ignitis jau 25% akcijų priklauso neaišku kam. Ten buvo, tose dokumentuose buvo sudėtis ir ten kažkiek dalis priklauso ten šiaurės šalim, ten Norvegija berods ar Švedija, Suomija, aš nepamenu dabar, kažkam dar iš Europos kažkam priklauso tos akcijos. Berods. Neteiskit manęs, senokai tai buvo, aš labai nesigilinau. Ir aš sekančiai laidoj, sakau, Vaidai, padariau klaidą, žiūrėkit, Vaidas irgi liko sužavėtas tą informaciją. Ir jau sekančiai laidoj, sakau, atleiskit žiūrovai, aš buvau neteisus, visiškai jūs teisus, mane sukritikavo, toks tai, ir jūs ponas visiškai teisus, tai vadinasi dabar Ignitis, ne Lietuvos dujos, ir nebe 10, o 15%. Po berods 3 dienų sureagavo
Vėgėlė. Vėgėlė padarė ten tokį išstojimą, kad va, čia Ignitis akcijos 25%. Nu, aišku, jį ten kažkur jisai pamokėjo pinigėlių, kad jį, ar kadangi jisai su Sorošu, galbūt Sorošinė ta žiniasklaida tiesiog va, jį ruošė prieš rinkimus, parodyti, kad va, yra toks kovotojas, toks nustabus, va, Vėgėlė. Ir, žodžiu, ta informacija pasklydo po internetą. Aš kaip suprantu, ta informacija greitai nukeliavo pas Janutienę į jos kanalą ir kažkas komentaruose rašė, jūs pažiūrėkit ten, kokias dalykus jis šneka, ar čia tiesa, ar taip gali būti. Ir maždaug po savaitės pasirodė vaizdo įrašas, kur Janutienė, po jau mano laidos, pasirodė įrašas, kur Janutienė, galimas daiktas, aš painioju ten tą laikotarpį plius minus, bet žodžiu, mintis yra tokia, kad pasirodo laida apie Ignitis akcininkus. Ir kas jūs galvojate toj laidoj? Jeigu gerai pamenu, tai buvo Butkevičius. Ir Janutienė su Butkevičium ar Vaišvila, kažkuris iš šitų mutantų. Tai va, tai žodžiu, jie ten aiškinasi, kur, kas galėtų. Ten, žodžiu, kad Rusija, va, čia Rusijai priklauso. Iš kur jis tokį ištraukėt? Nu, jeigu ištraukėt, tai matomai yra tame, nu, kažkur vat rado. Siečinas ten, klausau, Gazpromas, kažkokios, nu, žodžiu, tokios schemos, galvoju. Nu, bent jau džiugu, kad kažkas kažko užsiema. Kiek tame teisybės, nu, aš daug nedėčiau vilčių, kad rusai ir Ignitis kažką turi bendrą, bet tebūnė, tegul krapštasi, tegul ten jie kalba. Svarbiausiai būtų žmonės informuoti apie 25% neaišku kam priklausančių akcijų. Ir dabar praeitą savaitę, ar šią savaitę, nesvarbu. Tos dienos bėga taip, kas vyresnio amžiaus, tai puikiai žino, kaip tai vyksta ir kad ten savaitė čia, metai ten nelabai jau gaudais. Bėga tas laikas kaip smėlis per pirštus, tarp pirštų. Ir aš kažkaip užeinu 25 ten procentai ir žiūriu, kad tuo metu, plius minus, 2 mėnesiai nuo Janutienės tų kalbų, sureagavo masinio debilizavimo priemonės. Delfis 15 minučių, aš dabar nepamenu. Ir žodžiu, jie sureagavo sekančiai. Antraštė. Įtarimai dėl Ignitis akcijų nepasitvirtino. Nu, aš galvoju, nenustabu. Galvoti, kad Ignitis akcijos priklauso kažkam iš Rusijos federacijos, nu, tai turi būti labai silpno proto žmogus, kad tuo tikėti. Ir aš tada susivokiu, kad Janutienė veikia kartu su masinio debilizavimo priemonėm. Su ta, kaip aš dabar vadinu ją, 5-ąja kolona. Jie veikia bendrų sutarimų. Mintis yra sekanti. Informacija, kuri yra prieštaringa, kuri yra ne prieštaringa, kuri yra svarbi mūsų šaliai, pakliūna pas opozicininkę, OPTV, opozicinė televizija, opozicija, turbūt bent jau mums taip duoda suprasti, tokį daro, tokią miglą pučia į akis. Aš įtariu, nenustepsiu, kad po šitos laidos Janutienė atsilieps ir sakys, kad OPTV tai yra oficiali pozicija televizija, oficialios pozicijos televizija, ar ten, nežinau, dar kokį nors žodį sugalvokit, obuolio pranašykščių televizija. Nu, kažkaip jinai to išvers, bet žodžiu, atiduodama, ta informacija atiduodama tokia kaip Janutienė. Janutienė sukuria nerealistinį vaizdą. Taip? O po to jau masinė debilizavimo priemonės, tos pagrindinės, kurios yra sisteminės, ne, paneigia tai. Koks tikslas? Jeigu dabar per masinio debilizavimo priemonės būtų paskleista žinia, kad 25% akcijų priklauso neaišku kam, o tas neaišku kas gali būti, kaip pavyzdžiui, Seimo narys. Ir tada žmonės gali pradėti mąstyti, kad pala. Tai kaip čia, o tai kam jos priklauso? Tai galbūt tos kainos augančios elektros energijos, dujų yra ne šiaip sau, galbūt kažkas tyčia tai daro. Ir aš iš 80
milijonų eurų pelno Igničio, 25 milijonai, tai yra 25 procentai to, tai apie 17-18 milijonų eurų nueina neaišku kam į kišenės. Žmonės gali užsiduoti klausimų. Taip? O kai tu parašai straipsnėje, kad keltos abejonės dėl Ignitis akcininkų nepasitvirtino, duoda supras, kad viskas ten gerai su tais akcininkais ir jokios ten problemos nėra. Ir galbūt netgi 25 procentai akcijų nepriklauso ten kitiems, o priklauso valstybei. Tokia pučiama migla į akis. Dabar aš, kodėl pradėjau vėlgi domėtis to klausimu, kodėl aš ten įsigilinau šiek tiek. Todėl, kad komentaruose užsiminus apie Ignitis akcijas buvo užduotas klausimas, o koks tu skirtumas? Kam tos akcijos priklauso? Aš dabar paaiškinsiu, kaip aš matau tą situaciją. Apie tarp 2004 ir turbūt 2011 metų tarpą, nepasakysiu, vat negaliu niekaip atkurti, kada tai buvo. Atsimenu, kur tai buvo pas tėtį, atsimenu, iš kokio kompiuterio visą tai dariau, bet kuris tiksliai laikotarpis, vat negaliu niekaip atkurti. Sekanti istorija yra. Landžiodamas pas Seimo tinklalapį, aš ieškojau tada informacijos apie du politikus. Tai buvo Matulevičius ir Veselka. Ir ieškodamas informacijos, kas, kaip, man buvo tiesiog įdomu. Domėjausi jais. Aš tam tinklalapį naršydamas suradau įdomų dalyką. Statistiką. Statistika, kaip tas Seimo narys balsuoja su, neatsimenu formuluotės, ar su frakcija, ar su partija. Imkime, kad su partija. Gal su frakcija. Tebūnie. Mums stipriai nedaro ten skirtumo. Įsivaizduokim, kad tai yra su partija, ne? Ir aš radau, tada, man atrodo, Matulevičius, jo balsavimas su partija buvo 30 procentų gal. Galbūt 20. Nu, žodžiu, kad jisai, matosi, kad jisai tiesiog balsuoja taip, kaip jisai mano esant reikalinga. Tai yra galbūt, padarykime prielaidą, kad jisai buvo savarankiškas balsuotojas. Ne? Bet aš radau Seimo narių ir ganėtinai nemažai, pas kurios balsavimo procentas su partija buvo 99,9 procentų. Ką tai reiškia? Kad jis absoliučiai nesavarankiškas. Jisai daro tai, kas yra pasakyta. Partija balsuoja vienu klausimu ir jie kelia rankas. Tai vat, tai pabandykim, tai vat, kodėl ta istorija svarbi šios dienos kontekste. Įsivaizduokim, kad 25 procentai akcijų priklauso 61 Seimo nariui. Tie 61 Seimo narys, kiekvienas turi po ten, sakykime, 100 000 iš tų dividendų gauna po 100 000 per metus. Ir tai iš viso gaunasi iš 17 milijonų, ne, iš tų 25 procentų nuo 80 milijonų, gaunasi po ten 6,1 milijonų, gauna tie 61 Seimo narys ir manau, kad jie bendrų sutarimų, ar tai bus raštiškai, ar tai žodiškai, galimas daiktas konkludentiniais veiksmais susitarę, jie priiminės sprendimus tokius, kurie užtikrintų jų investicijos grąžą. Galimas daiktas, tai net ne investicija, o tiesiog jiem padovanotos tos akcijos tam, kad jie būtent priiminėtų tokius sprendimus, kad užtikrintų kitiems asmenims tuos likusius ten 11 milijonų iš šito pelno. Dabar kodėl aš pradėjau tą istoriją, truputį supainėjau seką. Tai va dabar prieinam prie tų Seimo narių, ne? Kurie balsuoja 99 procentais, kaip sako, ten, sakykime, partijos turbūt pirmininkas. Ne? Su 99 procentais kaip partija. Pabandykime įsivaizduoti, kad yra kokie 3 Seimo nariai, kurie užtikrina 61 Seimo nario balsavimo rezultatus. Tai yra, kad jie kaip pasakys, taip, tas 61 Seimo narys ir nubalsuos. 3 Seimo nariai. 3, ne?
Ir tie 3 Seimo nariai gauna jau nebe po 100 000, o po 2 milijonus. Kokia tikimybė, kad šitie 3 Seimo nariai padarys viską, kas jų galioje, kad jų tie 2 milijonai kas metus jam kapsėtų į kišenę. Kaip jūs manote, jie stengsis padaryti taip, kad sumažėtų tą pelno normą pas Ignitį? Dar būtų įdomu pasidomėti ir sužinoti, kokios yra sąlygos Igničio akcininkų šitam numatytos su akcininkais susitarimas koks yra. Nes, pavyzdžiui, pabandykime įsivaizduoti, kad investicijom pinigus numatyta. Pabandykime įsivaizduoti, kad yra numatyta, kad pinigus investicijom į elektros ūkį moka Lietuva. Bet tas investicijas į elektros ūkį, jos plėtrą, į atnaujinimą, į remontą padengia Lietuvos Respublika. Tai yra tas akcininkas, kuris turi 75% akcijų. O pajamas gauna 25% akcininkų. Tai yra dalinama, sakykime, kaip tai yra įprasta. Ten 75% pelno atitenka valstybei ir 25% visiems likusiam akcijom. Nenustepsiu, kad dar tose pačiose sutartyse yra numatyta, kad jeigu netyčia kažkokiu būdu Ignitis patirtų nuostolius, tai ne akcininkai atneštų pinigus, o Ignitis savarankiškai, o Ignitis kreipėsi į savo pagrindinį akcininką, Lietuvos valstybę, Lietuvą, gautų tos pinigus iš Lietuvos valstybės, bet likę 25% akcininkų neturėtų prie to prisidėti absoliučiai niekaip. Kažkas turbūt jau šoka ir sako, nesąmonė, ką jisai supranta, nesąmonė šneka. A jūs pažiūrėkite į Mažeikių naftą. Turbūt ne visi žino, kad Lietuvos naftos perdirbimo gamykla Mažeikių nafta buvo parduodama už 1 litą su sąlyga, kad Lietuva ten investuos tą 30 ir padengs patiriamus nuostolius. Kodėl čia negali to būti? Su Ignitis. Tai va, man atrodo, kad labai svarbu sužinoti, kam priklauso Ignitis akcijos. Ir tada bus aišku, mes iš karto, manau, suprasime, kodėl tos dujų ir elektros kainos lipa į viršų. Toliau galim bus nieko nebesigilinti. Jau bus aiškus kaltininkai ir beliks tik nuspręsti, ką su jais daryti. Supraskite, įmonė, kuri gauna 80 milijonų eurų pelno, ne? Dar vienas momentas. Tai va, tai 80 milijonų eurų, tai yra pelningumas 9%, man atrodo 10%, grubiai sakykime, ne? 10 nuo pajamų procentų yra pelningumas. Tai reiškia, mes kaip minimum 10% mokame brangiau už visas tas Ignitis paslaugos ir prekes, pavadinkim taip. Dar yra koks momentas. Pabandykime įsivaizduoti, kad prie visų šitų, nes yra ten toks momentas, pavyzdžiui, Klaipėdos naftos tas terminalas, ta Independence barža, ne? Ne naftos terminalas, o būtent ta barža, jin, man atrodo, yra nuostolinga. O kodėl? O pabandykime įsivaizduoti, jos nuostolis pakliūna, aš dabar neatsimenu ten jos struktūros, bet mes grinai principinę schemą dabar nagrinėjama, ne? Aš tokią matę sistemą ir tai buvo Lietuvos geležinkeliuose. Tai aš dabar perkelsiu į elektros ir dujų sistemą, ne? Pabandykime įsivaizduoti, kad mes turime Ignitį, kuris yra be galo pelningas, ne? Bet mes nenorime parodyti to pelno. Kadangi mus, kaip Ignitį, kaip tuos, kurie stovi už Igničio, tiesiog suplėšytų. Jeigu išaiškėtų, kad realus Igničio pelnas yra 50%. Būtų labai negražu. Kaip mes galim padaryti, kad tas pelnas būtų sumažintas? Mes galim padidinti išlaidas žaliavų. Kokias mes turim žaliavas? Mes turime žaliavas dujas, ne? Tai va, tai, sakykime,
mes pastatome savo įmonę, tarpininką, kuris mums parduoda dujas. Tas dujas jisai parduoda su 300% antkainių, 600% antkainių. Lietuvai parduoda dujas, Ignitis perka su tokiu antkainiu, tada mažėja jo pelno dalis iki 10% ir kaip ir galima gyventi, bet norėtųsi daugiau, bet tebūnie, gyvensim taip. Tik tam, kad neišsiduoti, kaip mes apiplėšinėjom Lietuvos Respublikos piliečius. Sutikit, jeigu jūs pamatytumėt užėję į rekvizitai LT ir pamatytumėt, kad Ignitis turėjo per praeitus metus 50%, pelningumas 50%, grinasis, ne? Tai jūs turbūt susiduotumėt klausimų. Tai jūs norit pasakyti, mano ta sąskaita jinai galėtų būti per pus mažesnė elektros energijos dujų ten. Tai va, dar kaip galima susimažinti pajamas, ne, šitogi, pavyzdžiui, su žalia energetika. O aš su vienu žmogum buvau susitikęs, sako, pasistatyk kaip gerai, tau yra galimybė pasistatyti elektrinį, aš dabar pasistačiau ir aš ten prikaupiau ir dabar man ten praktiškai nieko mokėti nereikia. Vėl sakau, ačiū tau, tau nekyla minčių, kad už tave moku aš. Aš sumoku dvigubai už elektros energiją. Už save ir už tave. Ir dar tu turi kažkokį ten pliusą. Puikiai sistema. Tai va, tai visą šitą machinaciją reikėtų, kad užsiimtų kažkokia, žmonės ten. Galbūt Valius Ąžuolas, galbūt Žemaitaitis, aš nežinau, kas nors. Galbūt kažkam kils begalinis noras užsiimti šituo. Kas dėl mūsų Seimo narių? Dėl Valio Ąžuolo, Žemaitaičio, aš per daug nedėčiau vilčių. Tai, ką jie dabar daro šiom dienom, taip, tai yra sveikintina, tai yra džiugu, mane džiugina, bet noriu atkreipti jūsų dėmesį, kad tai yra pirmi metai, pirmas pusmetis po rinkimų. Taip? Ir pabandykime įsivaizduoti, kad jie tai daro tam, kad sulaukti visuomenės pasitikėjimo, įgyti visuomenės pasitikėjimą ir sulaukti visuomenės palaikymo, priimant vienus ar kitus sprendimus. Kuo baigsis šitų dviejų politikų kadencija, mes dar nežinome. Viščiukus politikoje skaičiuoti reikia 4 metų pabaigoje. Ir tada daryti įvertinimą to, koks buvo politikas. Jis buvo geras, jis buvo blogas, jisai padarė naudingų šaliai, priėmė sprendimų, ar jie buvo kenksmingi. Nes, pavyzdžiui, apie ką čia buvo kalba, apie Žaliųjų sąjungą. Žūtautas. Vaclovas Žūtautas kalbėjo apie žaliuosius, kad kaip jie gerai ten darė iš pradžių, o po to, taip kažkaip. Ir keista, kad suaugęs žmogus nesuvokė, kad daroma buvo ne dėl to, kad jie norėjo padaryti gerai, bet jie norėjo užsitikrinti tautos palaikymą ir po to jau prisidengdami to palaikymu darė savo tas niekšybės, kurias jie ateidami į Seimą ir turėjo tikslą padaryti. Taip ir su Žemaitaičiu ir su Ąžuolu. Šiai dienai taip, jų iniciatyvos įdomios, taip jos kvapą gniaužiančios, galbūt dvasią pakeliančios, pakeliančios nuotaiką. Taip? Bet ko tai baigsis, ne vienas iš mūsų nežino. Mes galim daryti statymus, bet argumentuoti, kad bus taip ar anaip, mes negalim. Aš nelinkęs labai džiaugtis, kadangi, žinant tos politikus, jie žaidžia tokius žaidimus ir po to viską sugriauna, sunaikina ir po to būna dar blogiau. Taigi, pavyzdžiui, Valius Ąžuolas arba Žemaitaitis galėtų imtis iniciatyvos ir paviešinti jau tuos nekadėjus, kas ten už to Igničio akcininkų stovi. Arba nuostabius žmonės stovinčius už Ignitis akcininkų 25%. Aišku, ten svarbiausia to tyrimo metu ir viso kito neišeiti turbūt ant savęs.
Aš nenustepsiu, kad ten mūsų šitie, kurie labiausiai darkosi, jie ten irgi rankytės šildosi ant to paties aukuro. Ant tų pačių dujų ir ant tos pačios elektros energijos. Va. Tai žodžiu, apibendrinant laidą, tų tikrų žiniasklaidos priemonių mūsų šalyje praktiškai nėra. Praktiškai nėra. 99,99% tai yra masinė debilizavimo priemonės finansuojamos iš vakarų. Iš viso civilizuoto, demokratinio, kapitalistinio pasaulio fondų ir kitokių organizacijų. Kokiu tikslu? Tam, kad dergti mūsų šalies piliečių protus. Anoj laidoj ten nedažiūrėjau mikrofono, nepasitikrinau laidos pradžioje, galbūt dar sujudėjau, žodžiu. Liko šiokie tokie momentai, kai aš skaičiau tos CŽV dokumentus, kas nedasakyta. Tai vat, esmė yra tų dokumentų, kad ten yra nurodoma, kaip tinkamai plauti smegenis klausytojams. Ir žmonės skiria labai daug laiko pagal tuos pačius dokumentus sprendžiant, kad žmonės ten nurodyta, kiek laiko klauso, kokiom valandom. Ir tu supranti, ant kiek žmogus gaišo laiką, savo gyvenimo laiką, klausydamas tų pamazgų, kuriam pasakojama tik tais apie gerasias kapitalistinių šalių pusės, nutylint apie grėsmės ir pavojus tykančius žmonės tose šalyse. Ir tų programų, ir tų masinio debilizavimo priemonių, ir tų sklaidos kanalų yra begalė. Jo labiau šiuolaikiniam pasaulyje, kur niekas jų nevaldo, niekas jų neprižiūri. Dabartinė ten istorija, kur Indijoje suėmė virš 200 žmonių, kaip įtariama susijusių su USAID. Tai jeigu mūsų šalyje pradėti krapštyti, kratyti, aš nenustepsiu, kad ten bus jų dar daugiau. Aš nekalbu apie būtent tik USAID, aš kalbu visus asmenys, kurie yra finansuojami iš vakarų organizacijų, iš visokių struktūrų, fondų ir viso kito, tam, kad terštų mūsų šalies Lietuvos piliečių smegenis. Šiandien tiek. Viso geriausio.